Kodėl rigips profiliai yra perforuoti? Taip, mes irgi pasirinkom tam, kad mūsų sistema būtų patikima. Tai tokie čia būtų ieškota sprendimų, kaip tą profilį padaryti stipresnį, nenaudojant daugiau plieno. Tai būtent tas rifliavimas, čia yra pagal Hadley Group patentą, visos Sangobeno profiliai tiek Lietuvoje, tiek Skandinavijoje, tiek ir centro ir pietų. Visam pasaulyje yra tie profiliai rifliuojami, vadinami tie Ultra Steel technologija. Tai per tokį volą pravažiuoja skarda, suformuojamas toks rifliuotas paviršius, bet tas paviršius yra ne taip, kad įspausta kažkokia duobutė. Tas profilis yra iki takumo ribos, yra toks surifliuojamas ir tokia mini santvarėlė gaunasi. Jeigu mes, pavyzdžiui, vertikalių profiliams naudojame 0,6 mm skardą, tai jeigu ją surifliuoja, tai teoriškai su slankmačiu, jeigu matuotum, tokia, netgi teoriškai praktiškai rodo kažkur apie milimetrą. Tai gaunasi tokia santvarėlė, milimetro aukščio santvarėlė. Tai galima iš tos pačios skardos storio gauti žymiai tvirtesnį produktą, taip? Gaunasi standesnis. Tai vėlgi ten varžtas, kad nenuslysta, sako, bet pagrindė tai kaip yra čia standumo sumetimais yra tas padarytas ir aišku yra išskirtinis tas profilis objekte, nesumaišysite, jeigu ten kažkokia pasirinkta rigips sistema ir einat ir matot, kad yra lygus profilis, užsakovas gali sakyti, kad kažkas čia negerai. Ir mes atėję į objektą, jeigu pamatom, galim sakyti, jeigu ten iš mūsų reikalausit kažkokio garantijos, kad bus tokia garso izoliacija arba atsparumas ugniai, vėlgi, jeigu mes tą faktą turėsim, tai jau tie mūsų dokumentai nelabai galios. Tai ugnį turbūt nelabai patikrinsi jo objekte, bet, pavyzdžiui, garsą turbūt lengviau patikrinti. Garsą, taip, rezultatas daromas bandant, bet nesutikčiau su to, kad negalima patikrinti atsparumą ugniai. O tokie objektai jau padarytas. Objektai padarytas, bet jeigu įvyksta nelaimė ir atvažiuoja ekspertai ir išardo pertvarą ir žiūri, kad ten kažkas netitinka. Ir draudimas gali sakyti, sorry, mes neprisiemam atsakomybės, nes pertvaros sumontuotos netitiko atsparumo ugniai reikalavimų.